informacija, laba diena. Labadiena, aš ką tik esu iš Akropolio tualeto ir pas mane niuansai yra, turiu klausimėlį. Taip, klausau jūsų. Ką tik buvau Akropolio tualete Klaipėdoj ir vienu žodžiu aš atlikau reikalą, išsivaliau išangę ir ant tualetinio popieriaus kraujai buvo. Alio. O čia, taip, čia kuriam tualete, kur tas tualetas, nes pas mus 7 yra. Prie Čiliako, man atrodo. Kur? Prie Čiliako. Gerai, aš pranešiu, ačiū jums labai. Tai ką man daryti, man bėga kraujas, atsiprašant, iš šiknos. Kam jūs pranešit? Man gal greitai kviest? Ai, aš netaip supratau, atsiprašau. O kaip jūs supratot? Kaip jūs supratot? Kitaip supratau. Tai, O kaip jūs supratot? kad jau buvo ant to popieriaus kraujas. Ne, Aš taip supratau, kad kur jūs pasiėmėt. Aš išsivaliau užpakalį ir kraujai ant tualetkės. Man iš šiknos bėga kraujai turbūt. Kodėl čia taip gali būti? Tai jūs turit skambinti 112. Jeigu aš skambinsiu 112, jie daug papildomų klausimų užduoda ir į tos klausimus jūs atsakysit geriau negu aš, tikrai. O jums taip nėra buvę, kad nusivalot užpakalį ir kraujai bėga iš šiknos? Ne, žinokit, nebuvo. Pavydžiu jums, o man atsitiko, aš nežinau, gal čia nusmučiu. Pačios koks vardas? Alio. A? Koks vardas pačios? Alio. Žana? Ne Pansilėjeva? Alio. Aš galiu jums pakviesti apsaugą prie kabinos, jeigu jums reikia pagalbos. Arba 112 reikia skambinti. Nu, o ką apsauginiai man? Sustabdys kraujavimą iš šiknos? Nemanau. Žinokit, aš tikrai jums nesustabdysiu kraujavimą. Vienu žodžiu... Tai jūs paskambinsit į 112 pats ar pranešti apsaugai, pavyzdžiui. Gerai. Kad prieitų. Gerai, skambinu mūsarams. Viso gero. Viso gero.